visiems, malonu matyti. Susirinkusius investuotojus, analitikus, tai pristatysiu Jums Šiaulių banką. Suprantu, biržomis paliko desertui. Tai stengsiuosi, kad pristatymas neužtruktų ilgai ir galėtumėt mėgautis gražių vasaros vakarų. Ir palik dar, aišku, laiko klausimus. Taigi, Šiaulių bankas, aišku, smagu pristatyti to pačiu ir naują mūsų logo. Šiek tiek daugiau informacijos visą tai vėliau. Bet pradžiai parodyti, kaip bankų rinka vystėsi Lietuvoje per 8 metus, kaip atrodo Šiaulių bankas, tai turėjom tikrai tokių rimtų šuoliukų per paskutinį laikotarpį. Tiek paskolų portfelis augo gan sparčiai ir depozitai. Paskolos 180% lyginant su 7 metais, depozitai netgi daugiau nei 3 kartus išaugo. Aišku, du tokie pagrindiniai šuoliai buvo paskolose 10 metais, aktyvus kreditavimas, ir 13 metai buvo ūkio banko sandoris, kur portfelis reikšmingiausiai išaugo, ir aišku, depozitai. Po ūkio banko sandorio ūgtelėjo daugiau nei dvigubai. Apie banko struktūrą. Turim dar šiek tiek įmonių likusių pardavimui, beje, jau turbūt ir spaudoje skaitėte apie Žalgirio stadiono projektą, tai jis yra iškeliaujantis, yra praktiškai sutartis sudaryta, likę tik sandoriams daryti. Šiek tiek informacijos bus toliau dar pateikti apie jį. Nedidelis objektas likęs iš ūkio banko iki perimtas sporto klubų investicijos, taigi yra pardavimo procese. Kas, aišku, mus labiau domina ir mane, kaip banko vadovo, tai darbas su dukterinėmis, kurios ilgalaikė perspektyva kuria pridėtinę vertę. Tai yra tiek Gyvybės draudimo bendrovė Bonum Publicum, tiek ir kita bendrovė, kuri jau dabar oficialiai vadinasi SB Leasingas, tai yra ūkio banko leasingos bendrovė, taip yra pervadinta. Ir Šiaulių banko leasingas, kuri yra jau pakeliui integravimo banką procese. Taigi logika leasingo bendrovė atsiskiria taip, kad SB Leasingas užsiims vartojamaisiais kreditais, mažmeninę leasingo dalimi, o leasingo bendrovė, kuri Šiaulių banke jau daug metų veikia ir koncentravosi iš esmės daugiausiai didinį leasingą, taps viena iš paslaugų banko grupės viduje. Aišku, dalis tų bendrovių, kurios iš dalies susijusios su nekilnojamo turto projektais, jos perspektyva taip pat integruosis ir jų skaičius planuojam, kad turi mažėti. Pagrindiniai akcininkai, tai jaučiam stiprią nugarą ir stiprų stuburą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, kuris turi beveik 20%. Ir yra kiti išvardinti akcininkai, tame tarpe yra didelė dalis kitų akcininkų, kurie yra po Swedbank ir SEBO skaičiais. Ir pažymėtinas dalykas, kad akcininkų grupė, kuri turi pasirašiusi sutartį, valdo šiandien virš 40% banko akcijų. Šiek tiek apie regionus, tai turim 4 regionus, juose yra tam tikri kaip ir centrai regionų ir viena didžiausių Lietuvoje bankų tinklų. 72 padaliniai kovo pabaigoje buvom šiek tiek optimizuojame, yra tam tikras mažėjimo tendencija, tačiau neskubame kaip kiti bankai drastiškai mažinti parduotinių skaičių, nes tikrai jaučiam dar pridėtinę vertę būti šalia kliento, ypatingai tuose miestuose, kur yra išvis nelikę bankų. Taigi technologijos yra svarbu, tačiau visgi artimas ryšys ir banko buvimas šaliais tikrai dar išlieka svarbus šiandien. Tiek smulkiam ir vidutiniam verslui, tiek ir privatiniam klientui. Šiek tiek apie tos, vadinkim, target klientus, pagrindinius segmentus, kuriem daugiausiai rinkodarinių priemonių skiriam ir kurie didžiąją dalį pajamų generuoja Šiaulių bankai. Tai yra smulkus vidutinis verslas, ant jo Šiaulių bankas užaugęs ir toliau išlieka svarbus ir stiprus segmentas. Ir tikrai daug įvairių projektų darome smulkių vidutinių verslų. Turbūt esame Lietuvoje aktyviausias ir daugiausia įvairiausių schemų, struktūrų kūrintis bankas su garantijų fondais, tiek Invega, tiek žemės ūkio paskolų, tiek su Europos investicijų fondu. Tai šitoje vietoje tikrai esame daug dirbę ir vertinam save kaip didžiausias ekspertas Lietuvos.
iš privačių segmentų yra 40+ šeimos ir vyresni žmonės, tai tikrai istoriškai stipri bazė mūsų ir matom didelę galimybę plėsti paslaugų spektrą šitiem klientam. Aišku, tai yra tai, kaip įvardinamas tas tikslinis segmentas, bet dirbam ir su jaunimu, turim nemažai ir jaunų klientų, taip kad su privačiais klientais taip pat darbas yra aktyvus. Prie smulkaus vidutinio verslo labai dera ir labai smulkus verslininkai, tai yra ir prekybininkai, ir žmonės tiesiog dirbantis gariūnuose, kurie tiesiog daro tam tikrą nedidelį verslą, bet jiems reikia bankinių paslaugų ne tik kaip privačiam asmeniui, bet ir kaip verslininkai. Dar vienas segmentas, gal jis nėra tipinis kaip segmentas, jį galima galbūt ir kitaip vadinti, bet sritis, kurioje mes veikiam ir jau esame tikrai daug nudirbę, tai yra renovacijos projektai. Esame vėlgi lyderis šioje vietoje Lietuvoje. Daug virš 1000 projektų esame pasitvirtinę. Sumos taip pat įspūdingos, matysite toliau, tai yra 100 milijonų eurų jau pasirašė paskolų ir dar praktiškai tiek pat yra pipeline. Ir būdami arti įvairių miestelių verslų, taip pat turime artimus ryšius ir su savivaldybėmis, taip kad ir jas finansuojame, ir įmonės finansuojame ir daug sinergijų tokių randam, būdami šalia tų miestelių, bet pagelbėt savivaldybės įvairiuose projektuose. Šiek tiek informacijos apie klientus, tai skaičiai yra išaugę ir džiugina, aišku, nors didesnio aktyvumo, bet bazė, su kuria dirbam, tai yra tikrai didelė, yra 340 000 privačių asmenų, 24 verslo klientų. Galbūt verta paminėti, kad SB Leasingas, kaip lizingo bendrovė, yra iš viso aptarnavusi virš 700 000 Lietuvos gyventojų. Tai bent vieną kartą sudaryta sutartis yra būtent tokio skaičio žmonių. Renovacijos projektai, kaip ir minėjau, reikšmingą dalį rinkos turime šių projektų, 63% netgi. Visi kiti bankai ir VIP, kurie tas paslaugas teikia, turi tikrai mažesnę rinkos dalį nei mes. Aktyvėja mūsų darbas su kortelėmis, su investicinių paslaugų pardavimu, pačiai tiek užsiminsiu ir apie sandorį dabar vykstantį su banku Finasta. Tai tuo mes ir planuojam plėsti ir stiprinti darbą su privačiais asmenim taupymo ir investavimo paslaugų srityje. Kortelių augimo skaičiai taip pat džiugina, aišku, tai nėra kažkoks drastiškas augimas, bet mažmenai yra toks verslas, jį reikia įeiti po palengva, jis kiti tada ir duoda naudą, kai įgauna tam tikrą mastą. Be masto mažmenų yra sunku dirbti. Ir elektroninė bankininkystė, SB linija, turim šiuo metu vykstantį projektą jo atnaujinimo, taip pat investuojame į vertybinių popierių prekybos sistemos atnaujinimą, taip kad tokių IT infrastruktūrinių investicijų šiais metais bus padaryta ne viena. Tokie pagrindiniai žingsniai, kuriuos per paskutinį laikotarpį esame įgyvendinę, tai nekalbant apie 50 metus, kai bankas tikrai tapo tarptautiškai žinomas ir matomas BRD ir EIFO bendradarbiavimas. 13 metai buvo tiesiog priminimų įsimintini dėl vieno turbūt didžiausių sandorių bankininkystėje susijusio su ūkio banko bankrotu ir perkelimu turto įsipareigojimų, kas domėtas daugiau, tai buvo tikrai unikali schema taikyta, kur perkelta turtas įsipareigojimus, sudaryti tam tikri opcionų portfeliai, tai pati konstrukcija ir patirtis buvo tiek bankui, tiek ir bankai dirbantiem žmonėm buvo tikrai įdomi. Kiek praėjusiai metai buvo svarbus integruojant tiek žmonės, tiek procesus, IT sistemas ir tas, manau, mums tikrai sėkmingai pavyko. Apsisprendėm dėl lizingo bendrovės ir gyvybės draudimo bendrovės, kad jos tampa grupės narėmis ir jų veikla dabar yra intensyviai integruojama tiek pardavimų, tiek procesų prasme. Euro įvedimas, vėlgi, lygtais viskas sklandžiai praėjo, bet už to darbo buvo tikrai labai daug įdėta. Tie, kas keitė IT sistemas, tikrai patys suprantat, kiek daug yra, bankam buvo papildomai ta maloni našta pakeisti Lietuvos gyventojam vieną valiutą į kitą. Šiaulių bankas padarė 25% visos Lietuvos pakeitimo valiutos, tai irgi yra reikšmingi skaičiai. Mes einam po pašto ir toliau Swedbankas ir mes dviese panašiai esame iškeitę pinigų. Tai irgi parodo bankų reikšmingumą šalia.
Ir šiame metai irgi nemažinam tempo, daug visokių pokyčių vyksta. Tame tarpe ir minėtas vardo stiprinimo programa. Manau, kad sėkmingai pavyko užbaigti sandorį, arba bebaigti sandorį su Žalgirio stadionu. Didžiulis turto objektas buvo mūsų grupėje. Pavyko parduoti už neblogą kainą, manau, 41 milijonas eurų. Ir turbūt naujausias projektas, ties kurio dabar aktyviai dirbam, tai darbas su Finasta. Sakau, šiek tiek daugiau užsiminsiu prie skaidrės. Tas pokytis vieno logotipo į kitą, tai nėra tik tai, yra žymiai daugiau esančių dalykų po. Tai banko vertybių peržiūrėjimas, tikrai turėjom gerų smagių sesijų su banko kolektyvas, tai buvo svarbu apjungiant iš 200 žmonių atėjusių iš Ūkio banko, Šiaulių banko įvairių patirčių turinčių žmonių, kurie anksčiau prisijungė prie Šiaulių banko grupės, kad tam tikros investicijos padarytos, tai žmogišką kapitalą, manau, kad jos tikrai vykia ir sėkmingos ir atsipirks ateityje. Taip pat mūsų stiprybė mūsų šaknyse, mes taip savo sakom, nes esam kilę iš Lietuvos, čia mūsų šaknys, negalim niekur pabėgti, tai kaip kai kurie bankai galbūt gali sau leisti padaryti. Stadiono projektas, galbūt, nežinau, ar bloga naujiena futbolo fanams, gal ir ne, kad centre nebus stadionų, tikiuosi jį pavyks sėkmingai pastatyti Lietuvai ir Vilniui ant Šeškinės kalno, bet šita vieta bus skirta kitiems objektams, tai greičiausiai bus ofisai ir gyvenamoji. Bet tą projektą vysto Haneris, mes tik tai tam tikrą finansavimą esame suteikę būtent išeinant iš to sandorio, dalis atsiskaitimo įvyks per paskolą. Ir, kaip minėjau, 41 milijonas eurų paskola, 41 milijonas vertė, apie 20 milijonų bus paskola. Ir tikimės, kad su projektu taip ir pasibaigs, kai paskola bus grąžinta. Kažkai galima sakyti, kad tas projektas bus užbaigtas pilnai. Turbūt vienas sudėtingiausių ir didžiausių buvo objektų paveldėtų iš Ūkio banko. Nežinau, kuris bankas būtų kitas sugebėjęs privesti iki tokio lygio patį stadiono paruošimą vystymui, tą, ką padarė mūsų grupė, nes tikrai yra sudėtingas objektas, daug įvairių servitutinių dalykų, įvairiausių niuansų, pervedančių kapinėmis, bendrasavininkais viduje teritorijos, tačiau pavyko taip pateikti ir sustruktūruoti sandorį, kad jisai tapo patrauklus tolesniem investuotojam. Manau, čia yra viena iš stiprybių ir verčių Šiaulių banko grupės. Apie Finastą, mes taip savo sakom, esame trečioje fazėje šio sandorio. Pradinė buvo, kai mes tiesiog pradėjome derėtis ir aiškintis, kokios yra galimybės ir naudos. Gegužės 11 dieną su valda pasirašėme pirkimo pardavimo sutartį akcijų. Dabar vyksta tas uždarimo procesas sandorio, vyksta leidimų gavimo procesas, Lietuvos bankus, konkurencijos taryba. Ir tą gavus ir išleidus akcijų emisiją, kurią bus planuojama atsiskaityti su valda, bus sandoris uždarytas ir jau prasidėtų ketvirtas etapas, tai integravimo procesas. Ir tą tikimės padaryti didžiąją dalį iki 15 metų. Stengsimės padaryti viską, kad yra daug procesų ir tokių techninių susijusių su leidimų sutvarkymais Lietuvos banke ir plus dar yra Europos centrinis bankas, kaip žinote, yra dabar jau aktyvus priežiūros. Priežiūra vykdantis ne tik tai kažkur toli, bet ir Lietuvoje, taip kad ir čia jo prisilietimo reikės. Šiek tiek finansinių skaičių, priminimų ir bankų balanso dydis 1,6 milijardo eurų. Depozitų įsipareigojimų struktūra pakankamai tipinė, didelė dalis finansuojama yra einamaisiais depozitais iš Lietuvos privačių ir juridinių asmenų, o aktyvų struktūra gal nėra tiek tipinė, aš sakyčiau, pakankamai saugi šiandien dienai, tai yra saugiuose vertybiniuose popieriuose yra apie 600 milijonų eurų, paskolos yra netoli 800 ir turim potencialą augti paskolų portfelyje.
Depozitai, jų vystymasis, kaip matot, paskutinis ketvirtis 14 metų buvo su reikšmingu šuoliuku, kituose bankuose jis buvo dar didesnis, rinka augo, priminsiu, 14%, mūsų augimas yra 8% nuo metų pradžios 14. Tam tikras sumažėjimas šiais metais yra, bet turbūt jaučiat, kad situacija likvidumo rinkoje yra daug, taip kad depozitų tam tikras judėjimas per pelno pusę jisai yra kaip ir naudingas bankui, sumažėjus depozitam šiek tiek mažiau sumokama tiek indėlių draudimų, tiek ir palūkanų. Vertybiniai popieriai, reikšminga dalis banko balanse, sėkmingai tvarkomis, pajamingumas virš 2,5% šiandien dienų portfelio, tai manau, kad yra tikrai geras, aišku, išlaikyti yra didelis iššūkis, nes šiuo laiku pajamingumai yra ženkliai sumažėję. Didžioji dalis Lietuvos vertybiniai popieriai ir praktiškai viskas yra investicinio aukščiausio reitingo popieriuose, spekuliaciniuose praktiškai nieko neturime. Paskolų portfelis, turbūt vienas iš sudėtingiausių auginti lengvai pozicijų turte. Jis išliko ganėtinai stabilus per paskutinį laikotarpį nuo 13 metų. Svarbu akcentuoti taip, kad po išaugimo portfelio įsigijus ūkio banko dalį turtų, natūralus dalykas, ką mes turėjom daryti, tai mažinti probleminių paskolų kiekį, tai yra tos paskolos, kurios buvo nuvertintos ir kurios negeneravo palūkanų, tai mes jas arba pardavėm, arba išieškojome ir tai aišku darė spaudimą portfelio mažėjimui. Tai, kad mes išlaikėme portfelį tame lygyje, tai yra susijęs su to, kad aktyviai dirbame su naujais klientais, nes reikėjo tą sumažėjimą dėl probleminių paskolų sumažėjimo padengti naujomis paskolomis. Sektoriai pakankamai diversifikuotas, reikšmingų problemų čia nesimato. Aišku, nekilnojamas turtas turbūt pagrindinis mūsų prižiūrimas sektorius, nes labai nesunku ten išsipūsti, pagundų yra daug, rinka didelė, projektai linkę koncentruotis ir jų sumokėjimo terminai yra ilgesni. Tai su juo turbūt daugiausia tokio akcento turime, visi kiti, manau, tikrai ypatingai gerai diversifikuoti ir prekybą, ir gamybos 13% turime, kaip per SVB sektorių viskas labai gražiai pasidalina per įvairias verslo sritis. Darbas su probleminiais aktyvais, tai skaičiai buvo tikrai stipriai iššokę nuo vidurkių bankinio sektoriaus, bet priežastis tai buvo labai paprastai ir paaiškinama, tai yra ūkio banko sandoris, nes, kaip mes sakom, kad atėjo Šiaulių bankų geroji aktyvų dalis, tai taip labai gražiai skamba, iš tikrųjų tai buvo labai daug probleminio turto, tiek, kad jisai buvo pervertintas tikrosiomis vertėmis, rinkos vertėmis, bet jis vis tiek yra klasifikuojamas kaip probleminis turtas. Tai ką pavyko padaryti, sumažinti jau šiandien iki 10% tas vadinamas NPL, nukentėjusias paskolas. Taip pat mažėja ir vėluojančių paskolų skaičiai, tai čia daug darbo dedama, kad kuo greičiau būtų probleminių aktyvų paverčiami pinigais ir kad būtų galima naujai juos įdarbinti rinką. Pajamų struktūra, vėlgi įdomus metai, ir praeitį buvo ir šie, daug pasikeitimų, tas pats euro atsiradimas, mums kaip vartotojams tai yra tikrai didelis patogumas ir nauda, bet kam keliaujant ir skaičiuojant įvairiose srityse atrandamas naudas. Bankams tai buvo irgi sėkmingi metai, nepaisant to, kad reikėjo ir investicijas daryti, bet aktyvumas žmonių buvo didelis, nors tai logiška buvo sulaukti metų pabaigos ir pasikeisti pinigus nemokamai, tačiau tikrai nemažai žmonių tą darė net ir iki euro įvedimo, dėl to komisinių pajamuose, kur buvo atspindėta ir eurolito konversijos augimai buvo tikrai įspūdingi. Pirmą ketvirtį mes ir planavom, kad bus šiais metais nepaprasta atstatyti tą lygį, kuris buvo vidurkis praėjusių metų. Tačiau, kas yra gerai, tai banke daugiau yra paslaugų teikiama negu kelios. Tai kaip pavyzdys renovacijos projektai, jie pilnai kompensuos praradimus, kuriuos praradome dėl eurolito tiek mokėjimų pavedimų, tiek ir konversijų. Taip, kad vis tai reikšmingesnė dalis darosi kitų pajamų, o ne palūkaninių, kurių istoriškai bankai aišku daugiausiai turėdavo. Šiek tiek apie kaštų struktūrą ir apie specialiosios atidėjimus, tai didžioji dalis, kaip ir turbūt suprantame, praktiškai visose bankuose taip yra sudaro žmonių išlaidos, 58%.
Ir aišku, dalinasi kitos išlaidos, kur manau, kad mes išlaikom tikrai tokį slim variantą. Neišsipūtę esame su išlaidomis, neturim didelių struktūrų, didelių išorinių kaštų, kurios kiti bankai visgi gauna iš motininių kompanijų, kad veikiam Lietuvoje, aišku, čia yra tam tikrų pliusų ir minusų, bet tą, kaip sakyti, balansą sugebam subalansuoti. Ir praeitį metai buvo labai aktyvus specialiųjų atidėjimų formavime, tai praktiškai išsisprendėm visas istorinės problemas. Didžioji buvo Šiaulių Tauro televizorių, kuri didžiausia pozicija buvo Šiaulių banke. Ir šiandien dienai jos grynoji vertė yra 0 apskaityta, taip kad viską, ką gausim, bus tik tai į teigiamą rezultatą. Ir jau šiais metais matom, kad atidėjimų poreikio formuoti didelio nėra, tai yra lyginant su praeitų metų skaičiais jau yra tikrai nedideli. Tendencijos tiek 13, tiek 14 metai buvo labai sėkmingi, rezultatų augimo požiūriu, 41% augo 13 metais banko pelnas, 14 tas augimas buvo įspūdingiausias istorijoje ir didžiausias iki 11,7 milijonų eurų. Ir tą planuojame ir šiais metais, kad augimas bus ir nuo labai aukštos bazės 14 metų. Tai tikimės, kad viskas sėkmingai susidėlios. Pradžia nebloga, rezultatas, kaip matot, 5,4. Už pirmą ketvirtį kreivė nuteikia optimistiškai, kuri nupiešta dešinėje. Šiek tiek įžvalgų, kaip mes modeliavom matydami tiek šios metus, tiek artimą ateitį. Tai yra bankai ir toliau veikia žemų palūkanų normų erdvėje. Tikrai nei per šios, nei per kitus metus kažkokių esminių pokyčių nesitikim. Tai, aišku, sukelia tam tikrus sudėtingumus bankui. Tai yra kaip ir dvi medalio pusės indėliai. Tačiau labai didelis spaudimas yra palūkanų maržoms, nėra lengva jas išlaikyti aukštame lygyje, didelė konkurencija. Ir mes čia turim kurti tikrai pridėtinę vertę klientams, kurie jaustų, kad Šiaulių bankas duoda vertę už šiek tiek didesnę maržą lyginant su skandinaviškais bankais. Tai kol kas galiu sakyti, tai sekasi daryti. Tikiuosi, kad verslo modelis yra tvarus ir visada reikia banko, kuris sugeba ne taip standartizuotai prieiti prie situacijų, nes daugelis bankų dirba su SVB klientais pagal tam tikrus šablonus, pagal tam tikrus scoringus. Mes sugebame visgi tą vertę didesnę sukurti, struktūruodami su garantijų įvairioms struktūromis, būtent pasiimti šiek tiek didesnę kainą ir dabar mūsų grynoji palūkanų marža yra apie 2%, tai yra tikrai neblogai. Kaip ir minėjau, praradimai susijęs su euro, tai juos taip pat kompensuojame ateinančiom pajamomis iš renovacijomis ir didesnių klientų aktyvumu, nes išaugęs klientų skaičius yra. Ir kaip ir minėjau, investicijos į rinkodarą ir IT sistemas, kas yra būtina. Ir pabaigai tai yra dinamika mūsų akcijų kreivės. Per šios metus mūsų indeksas išaugo 18% ir tikimės, kad jis toliau turi augti, nes skaičiai, kurie yra kaip price to book value, kad tai parodo potencialą, kad verta į banką investuoti ir iš to tikėtis grąžos. Kostingumo rodiklis taip pat vienas iš mūsų stebimų, parodantis banko efektyvumą, kaip efektyviai galima uždirbti pajamas. Manau, irgi yra žemiau 50, tai pajamas uždirbamos efektyviai. Grąžos rodikliai taip pat per praėjusius metus parodėm, kad galim išeiti į kitą lygį, ką norisi lygį išlaikyti, kad bent jau dvigubų skaičiaus būtų kapitalo grąža ir kad minimum 1% turėti turto pajamingumą. Tai tiek informacijos ir laukčiau jūsų klausimų.